Sveiki visi, jūs žiūrite HTML ir CSS pamoką iš 3D FTV ir šioje pamokoje pabaigsime darbą su mūsų praktinė svetainė. Manau, pabaigsime, nes mums liko tik ta apačia ir vėliau jau pradėsime programuoti ir dirbti su jQuery taip pat. Tai kursime naują grojaraštį, kaip minėjau, ir apie tai tikriausiai plačiau papasakosiu pranešime, kurį darysiu po šios pamokos. Tai laukite jo ir dabar susikoncentruokime ties apačia. Dar kaip matote, aš pasikoregavau su tą paveikslėlį, dabar nėra jame balto fono ir matote, kaip gražiai viskas atrodo. Tai pas jūs, jeigu norite, kad tas paveikslėlis derintųsi prie fono, pasistengkite, kad jis apskritai neturėtų fono. Ir tuomet viskas bus ok. Taigi, apačia yra labai paprasta, nes ten yra vėlgi ta pati linija, kurią mes jau turime, tiesiog panaudosime ją. Paprastas tekstas, nuorodos ir visa tai sudėta į maždaug tai, ką mes darėme viršuje. Tai yra, sakykime, lentelė, bet ta lentelė yra, sakykime, iš vieno stulpelio. Jeigu norite taip. Nors iš tiesų galite galvoti ir taip, kad čia yra lentelė viena, arba tiesiog tekstas, linija, ir čia yra pačioj po tos linijos lentelė, kuri yra kairė ir dešinė. Tikriausiai taip ir darysime. Tai nuorodą, aišku, visų šitų darysime mažiau, nes mums, jų nereikia apskritai. Tiesiog, kad pabaigti iki galo visą tai, tai pradėkime. HTML failę susiraskite mūsų pabaigą ir mums reikia visą tai daryti maždaug, jeigu mes pasižiūrėkime, kaip mes darėme foną, nes ta pačia neturi jau to fono Facebook'e, matot? Tai reiškia, mes turime taip pat, kai pas mus pasibaigė šitas fonas apačia, mes po jo iškart turime darytis ir dabar reikia susirasti, į kur mes būtent įdedame. Štai, mes įdedame į apačią div elementą, kurio klasė yra apačia, tai mes susikursime dabar, tarkim, divą vėlgi ir klasė jam, tarkim, footer. Tai ir padarykime, tik kur ta mūsų apačia, štai suskleiskime, kad netrukdytų. Ir pasirašykime div class footer div ir dabar stilius. Tai stilius maždaug, jeigu mes viršui, kur viršus pas mus, štai div viršus, jo koks pas mūsų, mums reikia realiai pradėti visą tą tekstą, kai prasideda tekstas HTML book, kadangi, kaip matote, čia taip pat ne nuo pačios kairės, o maždaug nuo ten, kur prasideda Facebookas ir pasibaigia tekstas ten, kur pasibaigia tas login laukelis, mygtukas. Tai tą patį pasidarysime ir maždaug, jeigu mums reikia sužinoti ilgį mūsų to viršaus, nes iš tiesų viršus yra 100% ilgio, nes mes jam priskiriame mėlyną tą foną, bet jame yra dar vienas blokas, kuris turi kažkiek ten pikselių, tik tai jau pasižiūrėsime kiek. Štai 970 pikselių. Tai realiai mums va šitų 3 stilių reikia į div footerį. Tai nusikopijuokite jos iš div turinys, nes mes tai rašėme. Jeigu jūs kitaip pasivadinę, tai pasieškokit. Bet realiai margin left ir right auto reikia nustatyti ir ilgį 970 pikselių, kad būtų taip pat. Ir apačioje susikurkite footer klasę arba div.footer. Tai yra šiuo atveju nesvarbu. Nusikopijuokite jam tą minėtą stilių ir pasirašykite kokį nors tekstą, kad matyti jį. Ir štai, tekstas prasideda maždaug ten, realiai ten pat kaip ir HTML book tekstas. Ir pasibaigs ten, kur pasibaigs mūsų mygtukas. Tik dabar jam reikia, galime tekstą realiai įdėti į p tagą, kadangi mes ten nusistatėme ir spalvą, ir dydį, kad būtų štai. Ir netgi p tagas pagal nutylėjimą turi nedidelį margin top 10 ar tai 5 pikseliai ir mūsų tekstas pasistumė taip, kaip reikia. Realiai
Štai, čia taip pat yra atstumas nuo to fono pabaigos. Čia taip pat yra atstumas. Ir dabar tiesiog nusikopijuokite ten, tarkim. Nors ne, pasidarysime patys. Tarkim, vieną tekstą kokį nors nusikopijuokite. Ir štai. Tiesiog nuoroda A, href atributą nurodyti nereikia, nes tai tik vizualus dalykas. Ir toliau dar ta pati nuoroda, tarkim. Na ir dar vieną. Ir štai rezultatas kol kas bus štai toks. Na, realiai mums reikia didesnio tarpo, nes kaip matote, čia taip pat yra didesnis tarpas ir jį mes, na, dėti taip tiesiog tarpų negalime, nes mums jos pašalins ir paliks tik vieną. Galite naudoti NBSP, sakykime, net nepamenu, čia yra ASCII koduotės ženklas berods. Na tai yra, sakykime, būtent šis ženklas, tas end ženklas, NBSP ir kabletaškis yra, na realiai vadinamas dar HTML simboliu ir jis sukuria mums simbolį tarpą. Tai tiesiog tai yra tarpas ir tam, kad padaryti daug tų tarpų, galite pasidaryti 4 NBSP ir matysite, kad pas jūs atsirado toks tarpas. Bet tokių dalykų jau žmonės nedaro ir jie susikuria vėlgi su kažkokiais stiliais tos tarpus. Tai jūs galite pasidaryti, tarkim, šiam P tagui klasę, tarkim, ten links, ne? Ir klasės mums iš tiesų reikės ne tik dėl tų tarpų, bet dėl to dar, kad ir patį tekstą reikia pamažinti. Tai dar, maža to, kad mažinsim tekstą, tai dar ir galėsim pasidaryti tos tarpus. Tai bus šaunu. Tai, tarkim, pasirašykite footer links, nes links yra footerė, taip yra šiek tiek racionaliau daryti. Ir pasidarykite čia font size 11 pikselių. Ir dar vienas stilius kitokiam selektoriui footer links vėlgi ir A. Ir kiekvienas A elementas links tagė, tai yra P tagė, kurio klasė yra links ir kuris tas P tagas yra div class footer, viduje turės tokį stilių margin right 5 pikseliai. Tai reiškia, kiekvienas mūsų šis A blokelis, nuoroda, elementas, nežinau kaip jūs vadinkit kaip norit, turės atstumą nuo savęs į dešinę per 5 pikselius. Tai yra, sakykime, atstums viską per 5 pikselius į dešinę. Tai šitas atstums tas dvi nuorodas per 5 pikselius į dešinę. Tuomet šitas atstums tą paskutinę nuorodą per 5 pikselius į dešinę ir paskutinę atstums dar 5 pikselius į dešinę, nors ten jau nieko nėra. Bet, ta prasme, tai veikia. Ir štai, kaip matote, mes nenaudojame apskritai nei vieno tarpo, bet tarpas jau gaunasi didesnis. Jei norite didesnio dar tarpo, pasidarykite, tarkim, 15 pikselių margin right. Ir štai, kaip matote, dabar tarpas yra didesnis. Na, pasilikime tokį, jei norite, susimažinkite. Čia šiek tiek mažesnis tarpas ir netgi tekstas dar mažesnis. Tai, taip. Mums realiai, mes čia nustatome, kad viskas, kas bus links viduje, tai yra P elemento, kurio klasė yra links, turės 11 pikselių. Bet mes kažkur esame nustatę, kad A elementai turės 12 pikselių. Tai jie šiuo atveju laimi, nes čia mes parašome P, o tik po to A. Tai A klasė, A stilius šiuo metu dominuoja. Bet jeigu norime nusistatyti būtent šiems A, mes galime realiai persikelti šitą stilių į čia, nes mes, kaip matote, naudojame čia dar A elementą. Tai reiškia visiems A elementams, kurie yra links viduje. Tai nusistatome margin ir galime font size pasikeisti, o šito mums tada nereikia. Ir išsaugokime. Tai mums ta klasė realiai reikalinga tik tam, kad identifikuoti šį P tagą, kuriame bus tie A. Na ir dabar galime susikurti tą mūsų. Taigi, po šio P tago mums reikia panaudoti tą pačią liniją ir mes turime klasę
linijos line, tai div class line nusikopijuokite po p tagų ir turėtų atsirasti linija, štai, yra linija. Na, į maždaug šiek tiek kitokios spalvos, bet realiai mes galime naudoti ir tokią, na, spalvą jūs galite pasikeisti. Naudokite tą pačią klasę, norite pasikeisti spalvą, tiesiog nusikopijuokite tą klasę ir pasikeiskite jos ten spalvą į kažkokią kitą. Ir žinoma, klasę ten pasidarykite šiek tiek kitokią, dvi, sakykime, linijos klasės, jeigu jums to reikia. Bet šiuo atveju galime naudoti ir tokią, čia šiek tiek, na, į šviesesnį. Ir matote, dar čia yra, sakykime, tekstas šiek tiek atstumtas nuo kraštų to footerio, o linija yra prie pat krašto, sakykime. Ir tai mes galime vėlgi pasidaryti, na, kadangi čia pat tagi yra tekstas ir tos nuorodos, tai mes tiesiog style inline pasidarykime. Galite įsidėti į links, bet galime rašyti ir style, nes mes dar naudosime kažką ir irgi rašysime į style, kadangi čia yra taip pat bus atstumtas. Tai, na, tiesiog nenaudosime links klasės apačioje, nes čia tik šiom nuorodom. Tai pasirašykite linijinį stilių, tarkim padding 0 ir 5 pikseliai. Tai reiškia, nuo viršaus ir apačios bus 0, o nuo kairės ir dešinės bus po 5 pikselius atstumta. Ir štai, šiek tiek dabar atstumta. Na, galite pasidaryti 10 pikselių, bus šiek tiek daugiau atstumas. Ir dabar pačią apačią susikurkime, tai čia tekstas ir linija ir dešinė taip pat nuorodos. Tai mums čia galim, na, realiai naudosime lentelę, table, tr, viena linija bus, tai yra vienas, na taip, viena linija, kurie bus du stulpeliai. Tai du tada tagus susikurkime. Ir pirmame mes vėlgi galime naudoti p su style padding left, nes čia reikės tik kairės, nes šis stulpelis yra kairėje pusėje 10 pikselių. Ir jame tekstas, tai tarkim tekstas yra, na, čia pasirašykime, kad nors tokio HTML book ir copyrightas bus copy, vėlgi tas HTML simbolis ir copy. Yra taip pat kitoks berods, pasižiūrėkime, ar šitas veikia normaliai. Štai yra copyrightas jūsų, bet taip pat yra dar berods, galbūt pravers end ženklas, grotelės ir 169 berods ir kabletaškis. Ir jo, toks. Tai ir yra, sakykime, skaitinis ir yra tas, sakykime, raidinis, copy. Tai naudokime copy ir tarkim 212. Ir matote, kadangi čia naudojame p tagą, jis turi, sakykime, atstumą nuo viršaus ir jį nusimušti galime pasidarę tiesiog tada galbūt padding 0 ir vėlgi 5 pikseliai. Tai bus nuo kairės ir nuo dešinės. Na, nuo dešinės nereikia, bet tegu būna, nes jeigu abu stulpeliai bus pilni, tai bus šioks toks tarpas tarp jų. Ir, na ne, atsistatykite. Čia yra margin padarytas, jis atstumia visą turinį nuo savęs, tai margin top 0. Štai, dabar tas tekstas yra toks, kokio reikia ir jis turi būti mažesnis realiai. Tai pasidarykite, tarkim, čia taip pat font size 11 pikselių. Ir štai, dabar jis yra mažesnis. Ir, na taip, viskas ok. Ir dabar dar viena nuoroda čia, tai tarkim, nuskopijuokite ją. Štai. Ir čia tiesiog pasidarykite A. Ir A stiliui taip pat reikės priskirti, tai yra A tagui reikės priskirti stilių, nes jo šriftas bus didesnis, nes mes čia nustatome tik P tagui tą font size 11, o čia yra naudojamas jau A ir A tagas turi savo stilių, tai čia taip pat turime pasikeisti stilių į font size 11 pikselių. Na, nėra racionalu rašyti vienoje eilutėje tiek stilių, bet, na, neverta kurti kol kas klasės, kai mes nežinome, ar dar jas naudosime. Ir dabar štai mūsų tas
ta nuoroda bus tokio pat šrifto. Na ir dešinėje pusėje kitokios nuorodos. Tai yra taip pat nuorodos ir nusikopijuokite jas. Tai vėlgi galime naudoti P tagą. Arba galime realiai, kadangi tai nebus jokio teksto, jame mums nereikės jokių spalvų, kadangi P tagui nusistatome spalvas ir panašiai, galime tiesiog sudėti nuorodas į patį TD. Tarkim, pasidarysim dvi ir į A tagus įsidėkite tos tekstus, kad tai būtų nuorodos. Friends ir užsidarykite. Ir taip pat mums reiks nusistatyti stilių. Tai Na, čia mes pasinaudokime stilių galbūt vertical align top, kad visų abiejų šitų stulpelių, sakykime, teksto lygiuotė vertikalių atžvilgių būtų viršuje. Tai yra, visas tekstas būtų viršuje ir... Čia yra naudojamas P tagas ir jis padaro tokį dalyką, kad P tagas turi dar kažkokių atstumų nuo apačios, berods ir nuo viršaus. Mes nusimušime, bet gali būti dar vienas kažkoks paddingas ar tai margin. Tai realiai, kad viskas būtų vienoda, pasinaudokime čia P dar tagą. Vis dėlto reikia šiuo atveju, kad būtų, sakykime, simetriška. Ir vis tiek kažkodėl tas yra apačioje ir tai yra galbūt, taip, čia yra margin naudojamas, tai čia taip pat turi būti margin P tagė. Tai stilius P tagui taip pat margin top 0. Ir štai jis dabar yra vienoje eilutėje maždaug ir taip pat mums dar reikia nusistatyti nuorodoms font size 11 pikselių stilius. Vėlgi neracionalu, matote, kartoju tą patį abiem nuorodom ir geriau naudoti klasę arba iš vis priskirti P tagui klasę arba apskritai šiai lentelė vieną klasę ir pasidaryti, kad visi P turėtų ten padding left, padding right ir panašiai. Tai čia taip pat padding right. Bet nedarau tų klasių dabar, nes tai yra apačia ir mes daugiau jos neliesime. Tai tiesiog šiuo atveju geriau pasirašyti į liniją, į vieną liniją, į style atributą, sakykime, o kai naudosime daugiau nuorodų ir visą tai keisis, tai geriau naudoti klases. Ir štai, kaip matote, dabar viskas yra, sakykime, vienoje eilutėje, bet reikia, kad visa tai būtų dešinėje, tai yra antras stulpelis. Tai pirmam stulpeliui, pirmam TD, priskirkite width TH 100%. Ir kadangi tai lentelė, tai automatiškai tas kairysis stulpelis bus per 100%, bet dešinysis stulpelis naudos tiek vietos, kiek jam, sakykime, reikia. Ir kaip matote dabar, tas tekstas nusimuša į kitas eilutes, kadangi tam nurodėme 100% ir tas naudoja kiek galima daugiau vietos, tai šitas kiek galima daugiau vietos taupo. Ir tam, kad nelaužytų jis tų, sakykime, žodžių ir panašiai, be mūsų break komandos, break tago, mes turime priskirti tam TD, antrajam TD, dešiniajam TD, stilių white space, no wrap. Ir tai mums, sakykime, neperkels žodžių ar žodžių dalies į naują eilutę. Ir maždaug mes turime tą apačią tokią kaip Facebookas. Tiesiog čia daugiau nuorodų ir tiek. Tai mes tą apačią susikūrėm ir maždaug atlikome visą tai, ką turi Facebookas. Tai viršus, tai yra kairė pusė turinio, dešinė pusė turinio, atkartojame puikiai. Ir apačia, sakyčiau, atrodo gan panašiai. Tai mes savo užduotį atlikome ir šios pamokos yra nutraukiamos, tai yra, jos
mes tęsime būtent šios svetainės kūrimą, nedidelį kūrimą, šiek tiek paprogramuosim ir pasinaudosime jQuery, kad būtų šiokia tokia praktika su šablonu. Bet mes turime susikūrę HTML ir CSS šabloną, kurį mes galbūt panaudosime kitoms pamokoms. Tai būtent HTML ir CSS pamokų grojaraščio, būtent šio šablono pamokos yra baigtos. Tai mes padarėme, ką norėjome. Ir pratęsime tikriausiai šio šablono programavimą ir jQuery skriptinimą naujame grojaraštyje, kurį dar turbūt sukursiu. Tai bus maždaug jo pavadinimas, kaip jau minėjau, ten maždaug tarkim, PHP ir jQuery brūkšnelis ten programuojame ten svetainį iš atitinkamo ten šablono. Ir ten paminėsiu, kad būtent kas nežiūrėjo šių pamokų, kur kūrėme šabloną, kurie gali pasižiūrėti, kaip tą šabloną susikurti, tai nurodysiu būtent HTML ir CSS grojaraštį. Bet realiai mes šią pamoką baigėme ir šią pamokų seriją taip pat. Žinoma, HTML ir CSS pamokų bus daugiau, tiesiog būtent nutraukėme būtent šią dalį pamokos, nes tai yra tik vienas, kažkoks elementas iš visų tų HTML ir CSS pamokų. Susikūrėm vieną praktinę ten svetainėlę su HTML ir CSS ir bus tokių daugiau, bus, toliau vyks pamokos ir toliau mokinsimės HTML ir CSS. Bet būtent ši svetainė yra sukurta ir tiek. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, laukite kitų pamokų ir nepamirškite prenumeruoti. Viso.